keista, net ir laistomos avietės lauke. Tikrai ypatingais karštis. Dabar žiūriu, kodėl būtent čia šitam gale jos tokios nuvytusios, matot? Ten va toj vagoje kaip ir geriau atrodo. Tai pažiūrėjau, čia matyt yra užsikimšęs laistymas ir nesilaisto. Nežinau, ar šiuo metu laistosi apskritai. Šiaip čia sausa atrodo labai. Bet Tautvydas sakė, lyg tai įjungia. Nu, bet čia jos nenuvytė. O čia nuvytė. Kas šiam atsitiko? Nežinau. Kažkaip įdomiai, kai kur avietės tokios dėmėm nuėjusios. Kažkaip nudeginta. Lapai. Keista. Ar čia nuo saulės jos taip? Ar kas čia jam atsitiko? Tikimės nieko blogo. Šiaip gražios labai jos. Tik kai kur taip yra vietomis. Gal rimtai saulė padegino. Dabar per tuos karščius. Bet žydi labai gražiai. Manau, viskas gerai. Čia dar nenuravėtos ir neišretintos, o tos jau praretintos. Tai šviečiasi. Šituose dar nelabai gražu. Bet rytoj, manau, aš čia jas sutvarkysiu. Jau vargšės avietės labai prašosi parišamos. Krenta stiebai ant žemės. Bet aš jau antrą savaitę, kai pamirštu nupirkti virvės. Nes turim čia tokios galiukus dar likusius, bet jinai jau pertrūksta labai jau kiek tai čia į metų, 4 metai. Tai tempi ir jinai sutrūksta per vidurį. Tada raišai, mazgelių daugybė, nu ir nieko gero jau iš jos. Tai norėjau vis naują nusipirkti, bet pamirštu. Tai nežinau, turbūt dar vis šiais metais ryšim, kiek mes čia turim jos, tos senosios. Nu kaip tas varputis šauna į viršų, aš nesuprantu, aš jį tik nesenai išravėjau ir va, vėl iki pažastų užaugęs. Žydi labai gražiai. O kas čia įdomu, širšė čia ar bitė čia renka tą medų? Tokia įdomi. Šiaip jau vakaras, ko aš ten eina miegoti. Tokios įdomios kažkokios rimtai, čia ne bitės. Širšės. Tikiuosi, šiemet neturėsim bėdų su širšėm, kaip pernai turėjom. Kad visas uogas nuėdė. Bet labai gražiai žydi. Ir gausiai. Super. Lauksim derliaus. Braškės, tai net bijau eiti. Matau gražus debesėlis virš manęs, pažiūrėkite. Kaip stuburas su šonkauliais. Braškės, net bijau eiti, nes turbūt ten žolė iki labai aukštai. Nu jo, kaip ir įsivaizdavau, čia visiška pieva. Šį savaitgalį, nu tai yra jau tik rytoj. Rytojus beliko. Būtinai reikia tada surinkti plėvelę, kurią esam palikę vien tam, kad atbaidyti kažkiek paukščių ir surinkti vabzdžių, nes labai į baltą spalvą eina vabalai visi. Ir nurinkti už tas ir šniūrus, ir lankus, ir greičiausiai mulčiuosim lapus. Nes nežinau kito geresnio būdo. Jau braškės visiškai nuderėjo, tai nors nuva. Nuderėjo, bet dar va Azija ir žalių yra. Ir ką tu joms? Tripso tik tai aišku apgraužtos, ganėtinai, ne tik apgraužtos, bet be sulčių. Nu, va ir Allegro yra. O mama rinkosi uogienį ir sakė, kad nebėra. Reikės dar prasieiti rytoj. Nes aš jau labai noriu čia su tom piktžolėm sukovoti.
nes sėklos to išsisės ir bus labai prasti reikalai, kai reikės jas ravėti. Mazė labai prastai atrodo. Žodžiu, tikrai jau labai nuėjęs derlius, tai rytoj turbūt nurinksim viską. Kitą savaitgalį reikės palaistyti. Dabar bijau pameluot, kaip vadinasi preparatas, kuris sunaikina likučius. Bacilon. O gal ir ne. Nežinau. Žodžiu, reikės pasižiūrėti, susižiūrėti, pasidėliot, pasiplanuot, kad viską padaryti tinkamai ir braškes paruošti kitų metų sezonui tinkamai. Nes būtent tai ir yra svarbiausia, jog braškės, pagrindinis braškių netgi tręšimas, tai yra ne einamaisiais metais, o rudenį, kad jos gerai peržiemotų ir suformuotų sekančių metų žiedynus. Tai ir tas pagrindinis tręšimas ir jų ruošimas, tai yra iš rudens. Iš čia veikia. Taip įdomu. Sugrūdė visus į vieną vietą. Medaus kvapas labai stiprus jaučiasi. Kartais per karščius reikia pakeisti šlangą, kuri nebekapsi. Tai vyksta tiesimo darbai. Kadangi senos ištraukti nebelabai įmanoma, nes laužysim stiebus, tai naują tiesiog pratiesim šalia. Tiesiog yra per daug užsikišusi ir kai kur nesilaisto, tai yra dėl to ir nuvytusių stiebų. Žinot, visiška pekla. Žiauriai karšta, žiauriai puola giliai. Tiesiog beprotnamis kažkoks tai. Skubant nurinksiu braškės, čia kažkokios tai va yra dar. Bandėm tvarkytis mes čia su to braškynu. Bet Tautvydas susinervavo, nes viskas čia jau blogai. Kanda tie. Ai, nekask, bjaurybė. Nu kodėl? O Dieve, kokie įkyrūs. Turbūt jaučia kitą kvapą ir labai nori įkast man. Žodžiu, viskas sukramtė manyje, kas tik tai liko sveiko. Bet taip norisi tas paskutinės braškės nuskint. Žodžiu, viskas, važiuojam tas turbūt namo. Nes čia šakės. Nu, kankinė kažkokia. Sadomazochistai. Gaila braškių, atsiprašau braškės, bet teks palaukti geresnių laikų. Mes jūs tikrai sutvarkysim. Ačiū už jūsų derlių šiųmetinį. Jūs tikrai labai dosniai mus palepinot. Va, dar kokia graži. Bet, sorry, nebegalim. Iki susitikimo kitą savaitgalį. Čiau, čiau. Su va tokia gražuolė. Au! Nu nekask man. Iki kito savaitgalio.